Ką, labas rytas, saulės spindulėliai. Mane rytas geras, praėjo naktelė pirmą Singapūrė, tai visai smagiai. Dabar keliauju jau į kitą viešbutį, nes pasiėmiau tik vienai nakčiai tą viešbutį ir tai buvo padaryta klaida, nes dviem dienom neimsiu, gal man nepatiks tas viešbutis ir panašiai. O bairis yra tame, kad ryte šiandien atsikėlęs, pamačiau, kad kaina yra ne 35 baksai, ką aš mokėjau vakar, o 380 už naktį, nes turim penktadienį ir plus kažkokia tai šventė, tai jie pakėlė ant tiek kainas 10 kartų. Tai dabar tenka eiti link kito viešbučio, kuris yra už valandos kelio Pėstute. Nieko, klaida išmokta dabar. O planas šiandienos yra toks, kad pirmą iki viešbučio pasiliksiu daiktus, kad nesitaisyt visą kuprinę ir pasiimsiu kažkokį tai, manau, dviratį, jeigu pavyks rasti. Bus lengviau, kai sakoma, eksplorint Singapūrą. Pažiūrėkit, koks hotelis. Su kačiukais. Bliamų būčiau žinojęs, būčiau čia atvaręs. Ir brangiau galima būtų sumokėti. Ten dar kiek. Vainuoliai. Ką, pasiėmiau dviratuką, kaina pusė valandos 80 centų. Brangiau nei Balyje mopedas visai dienai. Bet dar pačiam reikia sukti pedalus, bet žiauriai šiaip gerai rieda. Važiavau į tiltą ir matau, visi stumia dviračius. Aš privažiuoju. Žiūriu ženklas irgi, kad reikia stumti dviračius, o jeigu nestumsi 50 baksų bauda. Toks gražus rajonas čia atrodo. Esu prie pat vandens. Visai man patinka temperatūra Singapūre. Nei karšta, nei šalta. Pats tas, kokie 28, 25, sakyčiau, laipsniai. Tai labai geras metas taip važinėt. Nors ir dabar turim pietus, pusė 12, pusė 1. Tai visai geras. Kad dabar iki East Coast parko ir ką aš pamačiau, kad vyksta statybos darbai ir net neįleido, nes logiškai patekti čia tikėtinai tikrai neįmanoma, nes apsauginiai jau 5 tik pamačiau. Na jo, varom dabar į Harborą, gal ten kažkur pateksim. Žmonės jau kimarina, pietų miegelis. Nu bent jau, kas gerai, kad pasivažinėjau po gražų rajoną. Tie būtai, kur matėt prieš tai, kur sakiau, kad graži vieta, 60 kvadratinių metrų, pasigūrinau, kainuoja 800 000 eurų. Tai beveik tokias pačios kainos kaip pas mus užupį. Ką pamačiau, tai kad pas jos net statybo aikštelės yra labai tvarkingos. Nu va, ir atvažiavom, pamatysim daug laivų čia. Tai iki čia važiavau 9 kilometrus. Visa pakrantė buvo uždaryta, o čia va vienas toks tarpelis. Blogai, blėma, kad nelabai matosi. Kiek krovininių laivų. Ir tokiam paplūdimiui ir galima maudytis. Čia yra daug va tokių vaikšto. Čia dar mažiukas. Wow, šustras. Jaučiasi iš tikrųjų, kad miestas milijardus uždirba. Tai ir kad investuoja labai daug pinigų į infrastruktūrą. Nepamatysim ten naras.
vandenį ir kažką tai gal vyrina. Tai būtų įdomu pamatyti, bet deja. Primeskit, galima krokodilą nusipirkti. 5 baksų. Ne, 25. Tik į tokį vietelę atvariau. Pavalgyt, užsisakiau noodles ir beef. Kas įdomi, kad pas juos visą laiką reikia skanuoti. Nesvarbu, ar tu geram restorane, ar prastam visą laiką, va, tu atneši lapelį, skanuoji, išsirinki pagal meniu ir viskas. Tai ką man skanaus, jeigu jūs irgi valgot, jums irgi skanaus. Tai ką, pietus buvo skanus, bendrai už viską susimokėjau 21 eurą, bet tikrai gerai pavalgiau. Tiesiog kimarina vidurį kelio. Sustojau pavalgyti ledų. Iš karto gaidžiai atėjo. Singapūrai net gaidžiai gražus. Tai koks pas mane pastebėjimas po šitų 2 dienų Singapūre, tai kad žmonės labai kažkokie taip pikti, susiraukę. Gal ne tai, kad susiraukę, bet labai rimti. Ar kad čia miestas toks fancy ir panašiai, ar dėl ko. Kai palyginus su Indonezija, tuo pačiu Lomboku arba Baliu, tai ten laimingi kažkokie žmonės šypsosi, tie patys vietiniai, sveikinasi, nei ką jie parduodi, nei ką ir tokie daug draugiškesni, o čia realiai su manim pasisveikino nei vienas žmogus realiai. Tai, kad gatvėje, kai Balyje ten eini, tiesiog sveikinasi ir tiek. Vietinis, koks statybininkas ir tai ten sveikinasi, palinksi, paklausia kaip kas. O čia to kažkaip nėra. Tikėtinai miestas čia per brangus ir žmonės net tokie draugiškesni kaip Indonezijai. Jeigu matote ten vatoli, prisišvartavęs yra Evergreen šitas konteinerinis laivas, kuris gabena konteinerius. Jis milžiniško dydžio, bet dėja nepavyko papulti. Bet jau pažiūrėsiu, kaip ekskavatorius čia akmenis rausia ir traukia iš dugno. Čia gražiai šitą vietelę atrodo. Čia kažką tai stato. Tikslas pasiektas. Viskas, varysiu kimarint ir miegot. O, blemba, flamingai vaikšto. Ne flamingai, supratot, neatsimenu, kaip šis paukštis vadinasi. Tai ką, pakimarinau paplūdimy, tik įlindau į vandenį ir iš karto išlindau, nes ten dumblo realiai vos ne iki kelių. Tai nieko gero, tai tiesiog ten pasivažinėjau tuo kvartalu į priekį atgal. Tiesiog gal 6 ar 5 paplūdimiai yra, kiekvienas pagal savo tematiką, bet realiai nieko nesiskiria. Ir išmoviau atgal iki palmių, aš tuos noriu pamatyti ten, kur labai šviečiasi, nes dabar jau sutemo, kaip matot. Tai tikslas pasižiūrėti tas palmės ir varyti iki viešbučių, nes jau turim 9 vakaro ir reikės ruoštis jau skrydžiui. Man šiandien kažkaip miestas yra gražesnis. Kaip nuotaika geresnė, tai ir
pagražėjo. Bet įspūdingi dydžiai. Nesiplopti, kad mes sąmonė, žinokit, važiavau ir jie net nešviečia. O aš specialiai dėl jų ir myniau tiek. Tikėtinai, kai vyksta kažkoks tai renginys arba pasirodymas, jie juos įjungia, nes tokie buvo mažiukai, tai jie veikia. Bet ten ką ten, 3 tokios palmės ten stovi ir tiek. Karo čia. Kiek čia aš 3 ar 4 spotus variau, 2 iš jų net neveikia. Tai manau reikia mint atgal į viešbutį ir varyt miegot. Nes ir tai laukia kita valstybė. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Pasimatysim kitą dieną. Iki. Kai sako, kaip tu bendrauji su kitais žmonėm? Ar susikalbė, randi bendrą kalbą? Gerai, kad yra translateris ir kalbamės va su draugu iš Kinijos. Tiesiog. Tiesiog taip ir bendraujam, sėdim. Tai labai smagiai iš tikrųjų. Jis translatorį įsijungi ir po to aš įsijungiu. Visai smagiai.